Automobilis, su kuriuo važinėjau paskutinės kelias dienas, yra labai greitas ir elektrinis. Susipažinkite Hyundai Ioniq 5N. Iš išorės atrodo panašus į tradicinį Ioniq 5, bet čia visiškai naujas Hyundai inžinierių kūrinys. Turbūt labiau skirtas trasai. Esu nekartą važinėjęs su įprastu Ioniqu, tai iškart įlipus į saloną jaučiasi skirtumas, kad tai yra sportinis vairas. Paprastam Ioniq'e čia yra tiesiog ištisas praėjimas, o šitą vietoj padaryta centrinė konsolė. Nors ir varomas elektra, pasižiūrėkite, kokių jisai turi savybių skirtų benzininių mašinų fanams. Galime parodyti, kokie garsai čia yra. Tai šitas pirmasis ignition yra artimiausias įprastam variklio garsui. Toliau yra evolution. Pabandom šitą. Čia yra garsas iš ateities. Na ir paskutinis yra supersonic. Tai kaip naikintuvo garsas. Kiek esu matęs kitų šio automobilio apžvalgų, tai dauguma renkasi ignition, įprasčiausią variklių garsą. Kai stovi vietoje ir gazuoji, šitas ignition turbūt ir yra pats gražiausias, bet ar pabandėte važiuoti spaudžiant, akceleruojant ir panaudoti kitus garsus? Man ypatingai įdomu ir evolution ir supersonicas tai yra kažkas iš visiškai kito pasaulio, kaip iš filmų kažkoks tai garsas. Tai jeigu važinėsite, pabandykite ne tik stovint vietoje gazuoti, bet ir važiuojant ir akceleruojant, judant mašiną iš tuos garsus pabandyti, jie tikrai yra įspūdingi. Šitos mašinos meniu yra be galo daug funkcijų, apie kurias noriu papasakoti, tai dabar reikime pasižiūrėti. Prietaisų skydelis iš karto skiriasi nuo įprasto Ioniqo, jis yra sportiškesnis, rodo priekinę, galinę motoro temperatūrą ir baterijos temperatūrą. Tai atsisėdi į šitą mašiną ir norisi iškart ieškoti nustatymų, kaip važiuoti sportiškai. Vairas turi daug mygtukų, įprasti kruizo kontrolės, meniu valdymo, audio garso mygtukai, bet štai turime tokius 4 mygtukus, kurie yra tik šitame Ioniq'e N. Su kairės pusės mygtuku nusistatome drive mode, tai jis yra arba sportinis, arba ekonominis, arba normalus. Man užtruko suprasti, ką kuris mygtukas reiškia, nesu tikras, ar iki šiol dabar dar gerai juos supratau. Su kairės pusės mygtuku galime nusistatyti papildomus sportinio važiavimo nustatymus. Galime pasidaryti custom nustatymus, kur, pavyzdžiui, atjungia traction control arba daro skirtingo sunkumo vairą, skirtingo kietumo amortizatorius. Ką gerai žinau, tai apie dešinės pusės N mygtuką. Jį paspaudus, matome skirtumą. Speedometras pasikeitė į benzininės mašinos tachometrą. Hyundai imituoja benzininio variklio tiek garsą, tiek pavarų perjungimą, tiek visus jausmus ir potyrius važiuojant. Bendrai tai labai unikali patirtis, nes aš tiesiog nesuprantu, kaip iš elektros galima išgauti, pavyzdžiui, smūgį važiuojant ir perjunginėjant pavaras arba numetinėjant pavaras ir jaučiant stabdymą varikliu. Visą tai tiesiog padaryta tobulai ir verta išbandyti kiekvienam. Tiesiog, kai važiuoji viduje, tai atrodo, kad važiuoji kažkur tai trasoj su sportiniu bolidu vien tik tai dėl šito garso. Truktelėjimas, numetinėjam, galės sproginėjimas, prisistabdo varikliu. Visiškai įspūdingai. Tiesiog šypsena nedingsta iš veido, kai važiuoji. Mašinos viduje yra toks ypatingai geras, duslus benzininio variklio garsas. Jis primena tiek amerikietiškus muscle carus, tiek ir visokius Honda Civicus, Typerus ir netgi tos pačius Hyundaius, N'us benzininius. Tai ką jisai be primintų, jis yra super tobulai sukurtas. Viena bėda galbūt, kad pagrindinius garso efektus girdite tik tai jūs pačioje mašinos viduje. Yra kolonėlė mašinos gale prie imituojamo duslintuvo, kuri turėtų girdėtis, bet jinai ypatingai silpnai girdisi būnant lauke. Taigi įsijungiam benzininio variklio garsą ir liko dar vienas šitas raudonas mygtukas, kuris yra vyšnaitė ant torto. Šiaip šita mašina turi 600 arklio galių. Šitas mygtukas 10 sekundžių padidina galią dar 50 arklių iki 650. Galim keliauti toliau į dar didesnį kompiuterinį pasaulį. Tai šito Hyundai'aus meniu yra visa galybė sportinių nustatymų. Jeigu sakau, kad šita mašina tinka trasui, tai aš nei kiek nemeluoju ir gamintojai būtent to ir siekia. Šita mašina gali driftinti, važiuoti greitai, gali važiuoti žiedę, gali važiuoti visur ir ypatingai geromis savybėmis. Pats vairuotojas gali nusistatyti perdavimą į priekinius ar galinius ratus procentą. Sportui yra išnaudota ir regeneracija, tai kaip šitas N-pedal. Jį paspaudus yra įprastas elektromobiliams dalykas, kad kai atleidi greičio pedalą, mašina stabdosi, tai šitas dalykas yra skirtas trasai. Jisai ypatingai stiprus. Mano supratimu,
supratimui šitų nustatymų yra gal net šiek tiek per daug ir jie nėra ypatingai paprasti. Dar atsiversti galima ir kitą puslapį, kur galima nusistatinėti ESC stiprumą, vairo stiprumą, pakabos stiprumą ir visa kita. Tai čia yra tikras kompiuterių ir technologijų mėgėjų automobilis. Yra ir visų sportinių automobilių pamėgtas launch controlas, G-Force matuoklis. Mes jau žinom, kad paprasti elektromobiliai turi ypatingai galingą pagreitėjimą, bet šitas Ioniq N-as turi kažką labai stipraus. Kai įsijungiu dar tą papildomą boostą, man atrodo, kad aš nesu važiavęs su daugiau jėgos traukime turinčių automobilių. Taip net atrodo, kad smegenys išplėš per galinę galvos dalį, kai paspaudi greitį. Nepaisant visų sportinių dalykų, šiaip šita mašina turi ir Hyundai Ioniq 5 būdingus labai gerus dalykus. Tai klimato valdymas labai patogus, labai smagu, kad atsirado bevėlis Apple CarPlay'us. Interjere štai yra tokie cup holderiai, kurį paspaudus apglėbė stiklinę. Ioniq N-as turi ypatingai sportiškas sėdynės. Kas nori jau tikrai sportinį jausmą, tai tam yra skylės, per kurias galima prasivesti sportinius diržus iš galo. Vienas keistesnių dalykų tai, kad iš tikrųjų patogios ir sportiškos sėdynės, kurios yra mechaninės, dėja ne elektrinės ir kaip aiškina gamintojo atstovas, tai yra tam, kad sumažinti automobilio svorį, bet tuo pačiu šitas automobilis turi ir stiklinį stogą, kas neatrodo svorio mažinimas ir kaip papildoma komforto funkcija. Tai norėtųsi turėti visgi elektrinės sėdynės. Kaip ir priklauso jau premium komplektacijų mašinam, tai yra Bose kolonėlės. Šitos sportinės sėdynės tai yra ir šildomos, ir ventiliuojamos netgi. N-as turi kiek kitokius pedalus nuo įprasto Ioniqo, tai šitas stabdžio pedalas yra šiek tiek išgaubtas į kairę pusę tam, kad patogu jį būtų spausti ir kairę koją važiuojant trasoje. Galinė sėdynė yra tokia pati kaip ir įprasto Ioniqo, jinai garsėja savo erdvumu ir funkcionalumu, jinai susilanksto, bet vietos kojams iš tikrųjų yra labai daug. Štai tokios užuolaidėlės irgi yra gale. Vienas iš mano automobilių vertinimo kriterijų tai yra tai, ar nueidamas tu nori į jį atsisukti. Tai šitas Ioniqas, aš jį pastoviai atsisukinėjus. Netgi standartinis Ioniq 5 yra labai gražus su savo retro detalėm ir šitam pikseliniam lemputėm, bet šitas Ioniq N-as turi dar ir spoilerius, didelius ratus, apatinis slenkstį, gražiai suderintas spalvas. Iš priekio tai iš vis atrodo superiniai gražiai. Keturkampiai dienos žibintai. Šitas padidintas spoileris palyginus su įprastu Ioniqu, blizgantis priekis ir matot vėlgi maži pikseliukai šitie lempose, kurie atkartoja 80-ųjų Hyundai stilių. Įdomus dalykas su ventiliacija, tai matom dabar šitos grotelės yra atsidariusios ir jos ventiliuojasi, o kai būna šalčiau ir vėsiau jos užsidaro. Yra super dideli stabdžių diskai, galiai yra štai toks didžiulis spoileris, kuris taip paslėpė šiek tiek langą, sportinio stiliaus stop žibintas. Visur detalės ventiliacijai matom per priekinį bamperį, kur čia yra skylė ir eina tiesiai į padangas oras. Gale turime tą patį lygiai, prie galinių durelių yra irgi skylutės, pro kurias eina oras į galinius ratus. Tokios gražios detalės. Kadangi mašina tiek daug atkartoja benzininių automobilių, pasižiūrėkim, ką turi po priekinių kapotų. Netgi dangtis atrodo panašus kaip benzininio variklio, tokie būna uždengimai. Įprastas Ioniqas čia turi dar mažą bagažinėlę, bet šitas matyt norėtų imituoti iki galo benzininis variklis, tai padarytas dangtis. Aš manau, kad šitas automobilis vienas pirmųjų elektrinių GTI tipo automobilių tikrai įeis į istoriją ir man atrodo atras savus pirkėjus. Šitas Hyundai'is yra naujos istorijos pradžia, jį taip pat galima labai įprastai nusipirkti pas bet kurį dilerį. Jisai turi ganėtinai gerą nuvažiuojamą atstumą, apie 300 su viršum kilometrų. Galima naudoti kiekvieną dieną, jisai yra ganėtinai minkštas ir jeigu turi kur išvažiuoti į trasą arba retkarčiais paspausti. Bene didžiausi komentarai apie šitą mašiną yra tie, kad netikras garsas, viskas netikra, bet pabandykite su ja pavažiuoti ir pabandykite nesišypsoti. Tai yra tiesiog dalykas iš ateities ir dalykas, kuris tikrai paliks įspūdį.